įsivaizduokit savo darbą turit. Gal vienas iš jūsų kalvis, gal vienas iš jūsų ten, nežinau, mašinas remontuoja, gal kitas ten svetainės kūrė. Koks be būtų jūsų darbas, ane? Ir jeigu jūs nesat, ten žemiausioj grandiniai, tarkim, tų pareigų, tarkim, visiškai, kad ten jau esi, karjeros laiptais pakilęs, tarkim, išmanai dalykus. Ir tau šefas patikė kokį projektą, žinai, daryti, kur reikia kvalifikacijų turėti, iš esmės. Reikia jau būti padirbus, reikia biškai susigaudyti ir tau pasiūlo projektą padaryti, kokį padarai tą projektą, ar užduotį sunkesnę duoda, žinai. Ten atveža kokią mašiną, kur, žinai, reikia pataisyti ir tu jau žinai, kad čia sako, nevažiuoja mašina, žinai, arba kompus taisai, tau atneša kompą, žiūrėk, sako, neveikia kompas. Tai pirmas dalykas, ką tu padarysi, tai išjungs ir jungs, pažiūrės, ar tikrai neveikia, žinai, nes, čia pirmas dalykas, ką bet kas padarytų. Tada, žinai, pravesti turbūt kokią diagnostiką, vėlgi, pirmas dalykas, ką, bet kas padarytų. Realiai, bet koks mechanikas, pirmą tą padarys, žinai. Ten koks nors namą duos pastatyti, tai ateisi išmatavimus, ten paprašysi viską. Tai yra pirmi dalykai, kuriuos, padarys bet koks, žmogus dirbantis tą darbą. Ir tada tu gali siekti karjeros laiptų, žinai, 10 metų, 20, 30 metų. Ar tu daktaras būsi, ar kas bebūtum, tu įgausi daugiau kvalifikacijų. Dabar jau tu didelius projektus atlikinėsi, darysi, jau tikrai išmanai savo darbą. Ir tada darai kažkokį projektą ir ateina žmogelis, pasitempęs, nosiškėlės. O tu žinojai, ar pagalvojai apie tai, kad reikia kompiuterį pamėginti išjungti ir įjungti? Ir tu toks žiūri, nes ar... Ir net žodžių nėra. Tipo, ar tu galvoji, kad visi yra tokie debilai? O ne, aš 30 metų tą darau. Aš pagalvojau apie patį dažniausiai daromą dalyką. Tipo, ne tai, kad kažką jis, žinai, sugalvojo, kur gal tikrai kažkaip, toks įmantrus kažkoks triukas ar kažką, kur, gal nebus žmonės pagalvoja. Bet va tai iliustruoja, ant kiek tai yra žmonės tūpi. Savo, patys yra tūpi tiesiog. Bet kadangi jie taip galvoja, kad visi tūpi, kai jie turi kažkokią idėją, jie nesidomi niekuo, jie nesupranta, nesuvokia, kad čia yra pirmas dalykas, ką literaliai visi pamėgina. Bet jis ateina ir profesionalui sako, o tu mėginai patį banaliausią dalyką, tipo. Čia neįtikėtinai yra, ant kiek pa žmogų yra ir tupumo, ir negebėjimo mąstyti, kad, taip, jie aišku apie tai pagalvojo. Va tai yra man visą laiką labiausiai stebėtina. Ir aš susidūręs su to, kur ateina žmonės, kur tu matai, kad, jeigu tu galvoji, kad apie šitą tavo pasiūlymą kažkas nepagalvojo, kurie dirba tą darbą, ir tada tu nesupranti, kad šitas pasiūlymas yra labai banalus, labai primityvus, ir tada tu dar pasipiktinęs įsivaizduoji, kad tu esi protingesnis už to žmonės, tu iš tikrųjų esi protiškai neįgalus. Čia pagal literalią žodžio apibrėžimo tau turėtų negalę suteikti, aš nežinau. Bet, jo, ir tu gali ginčytis. Tu gali, jeigu pastebėsi loginę klaidą kokią ten, ar iš tikrųjų tu irgi būsi profesionalas ir tu tada gali ginčytis, argumentuoti poziciją. Bet šitai nėra tie žmonės. Kur ir Facebook'e tai nebus tie žmonės, nei vienas OPTV žiūrovas niekas. Tai yra tiesiog idiotai. Tai yra iš tikrųjų tiesiog idiotai, kur galvoja, kad jie protingi, nes turi vieną mintį ir jie net nemoka patikrinti, ar ta mintis yra banali ar ne. Ir jo, nes jo, va tas ir yra. Tau ir Facebook'e ten apie poligoną parašiau komentarus ir ten atrašinėja man, ar tu pasidomėjai, kiek Lietuvoje jau dabar yra poligonų? Net 9. Taip, literaliai per visus debatus užduodamas klausimas po 10 kartų. O ar tu bent vieną debatą matei, kai į tą klausimą atsako? Ne, pas juos nėra nieko. Tiesiog jie išgirsta pirmą mintį iš OPTV ar Žemaitaičio, kad tik 9 jau turim ir viskas, ir ką jie čia nusišneka, kad mums dar reikia, ką jie čia durniai Lietuvą parduos. Ir jie viskas, jiem atrodo jų 20 intelekto koeficiento smegenyse, kad, jo, 9 turim, tai reiškia per daug, Landsbergis blogas, viskas. Ir nieko nėra. Ir viskas. Jokios minties daugiau nebėra. Ir tada jie eina ir emocionaliai tą rašo, nes mąstymo tai nėra. O ten
Bet koks žmogus su bent lašų smegenų turėtų klausti, gerai, ar vien skaičius nulėmė? Gerai, o kaip pagal dydį ar galimybės, galų gale pažiūrėk debatą bent vieną. Į tą klausimą taigi atsako ir paaiškina, nu kad jo, vien 9 nieko nereiškia. Vienas užimtas tam, kitas tam, mes dabar plečiam, mums reikmė didesnė yra. Ir viskas. Tu turėtum pakeisti, update'inti savo žinias, bet jie niekas to nedaro. Nes vėlgi, proceso nėra, ten nemąstymos, ten nėra mąstymo. Tai yra zombiai, vaikščiantys zombiai, besmegeniai, visi iki vieno tokie.